norėtumėte gyventi totaliai kitoje aplinkoje negu dabar? Gyvenvietė kaip iš pasakų knygelių. Kai gimė pirmos vizijos užuomazgos, parodžiau jas draugui. Jo pirminė reakcija buvo, žinai, man tai atrodo kaip iš pasakų knygelių. Ir pradėjo sekti klausimą, ar tai realu padaryti, ar tai reikalinga, ar patiks žmonėm ir taip toliau. Juos visus atsakiau ir išsiskyrėme. Po kelių valandų jis man skambina, žinai, pagalvojau, kita vertus, ta kupoliukų namų gyvenvietė, kai yra gamtos ir bendrai sutvarkyta aplinka, turi kažką savyje. Asmeniškai man tie bespalviai daugiabučiai atsibodė, norisi kažko naujo, kažko arčiau gamtos. Aš jam atsakiau, kad tu labai teisingai pataikai, būtent apie tai ir turėjome minėti. Ta ir norisi padaryti, ta ir norisi ištransliuoti. Kažką šiek tiek kitaip, kažką jaučiau, arčiau gamtos. Klausimas jums. Ar norėtumėte? Ar patiktų gyventi tokioje aplinkoje? Nuosava 10-12 arų teritorija, gamtos lopinėlis, tvenkinukas, infrastruktūra ir visa tai už buto kainą. Ką tokiu atveju rinktumėtės? Ar butuką, ar tokį sprendimą? O kitose video papasakosime plačiau apie šios kupolinius namukus, apie jų privalumus ir trūkumus. Pasekam kanalą ir susitiksim kitose video.